neseniai teko peržiūrėti įrašą, kur kalba Gabrielius Liaudanskas, Svaras iš LG sindikato, žmogus, kuriam jau šou baigėsi, niekas nesiklauso, nusprendė mokyti žudyti. Tai jo pokalbis su vienu didžiausių krašto apsaugos idiotų Kasčiūnu. Maciko intelekto visientai pas juos vienodi be abejo. Ir tai matosi jų veiduose. Mane šokiravo tokia atvira kalba, ypač su pagarba, kalbant apie tuos, kurie ruošiasi žudyti civilius. Tuos, kurie nepalaiko valdžios, nepritarė vyriausybei pagal jų ideologiją ir mąstymą. Tie, kurie nepritarė valdžiai, eina prieš valdžią, tai užėjus priešo, eisi priešų pusę. Norėčiau pasakyti, pydarė tu. 99 žmonės iš 100 neis iš vis ginklo neims į ranką. Tie, kurie eina prieš valdžią. Kai sumanysi, šaudyti taik pas mane, aš lauksiu. Pederastė moralinis, kartu su Kasčiūnu ir jūs visi pydarai. Todėl, kad jūs ruošiate žudyti žmonės už tai, kad nepritarė sistemai. Ar jūs bent suprantat, kas jūs tokie esat? Jūs esate NKVD ir SS palikuonys. Dvi šalys, valstybės, SS rinko žudyti valymui iš vietinių gyventojų, užkariautų valstybių. Ir jiems labai sekėsi. Jie rado daug ir Lietuvoje. Beje, pirmavo Lietuva ir Ukraina. Lietuvoje buvo žudyta 94% žydų. Tai daugiausiai. Pačioje Vokietijoje buvo žudyta 70%, su viršum 72%. Lietuvoje 94%, Ukraina panašiai. Ukrainiečiais ir lietuviais naudojosi ir NKVD ir SS. Prie vokiečių vietiniai žudė savus, prie Tarybų sąjungą užėjus. NKVD tarnaujantys trėmė savus, represijas vykdė, savim žudė savus. Hitleris yra pasakęs, vokiečių kareivis turi mūšio lauke kariauti, o nesitept rankų krauju, žudydamas vaikus ir moteris. Todėl buvo renkami žudikai iš vietinių gyventojų. Tai va, būtent tokie daliniai dabar kuriami, kuriuose priklauso, kuriems ir toks Svaras. Ir kiti tie šauliai, kuriems leidžiami ir ginklai, net automatiniai ginklai namuose laikyti. Aš galiu pasakyti, kodėl tai moraliniai padugnės. Mano tarnyba buvo tokia gana specifinė. Ir baigiantis tarnybai, turėjau datarnauti. Na, neimsiu pasakoti smulkmenų, bet man teko susidurti ir su kariniu tribunolu, nes nenorėjau vykdyti tam tikrų užduočių. Tačiau tarnybos pabaigiau paskutinius 5 mėnesius jaunų atrankoj. Būtent vykdom atrankas ir paruošimas, pradinis paruošimas jaunų karių. Specialios paskirties karių. Ir man užteko to neilgo laiko, kad supras, pagal kokius kriterijus atrenkami kariai. Jeigu jūs pastebėjot, pavyzdžiui, jūrų pėstininkai nežygiuoja, jie visi kažkum panašus, jų veidų bruožai panašus. Desantūra, jie visi kažkum panašus. Specialios paskirties, visi panašus. Jeigu jūs pamatytut valytojų vadinamų šyščilšikį, tai jie taip pat panašus. Ko buvo svarbiausia kriterijai atrenkant? Svarbiausia, kad nepapultų bailūs. Tai pirma, jie gali būti geriausia fiziškai pasiruošę, gali būti aukščiausio intelekto, bet jeigu bailūs, jie netinka. Ne dėl to, kad bijos kariauti, dėl to, kad žiaurūs. Patys žiauriausi yra bailiai. Ir veidai jų taip pat panašus. Aš dabar žiūriu į to klaipėdiečio Maciko veidą, į Kasčiūno veidą, į Svaro veidą. Ir patikėkit, aš matau žmonės, kurie man bylos būdavo rašyta ND, 2 raidės.
Iššifravus, žinodom tik mes, reiškiasi beznadiožnai. Beznadiožnai, netinkamas, visiškai beviltiškas. Į specialios paskirties dalinius tokie netinka. Jie tinka tik žudyti vaikus, senelius, moteris ir jie tai daro su be skrupulų. Jie yra žiaurūs. Bailiai iš visi yra labai žiaurūs. Kai pabandė vokiečiai pasiūsti į frontą dalinius ukrainiečių, kurie vykdė valymus, tai po pirmo sviedinio sprogimo visi sulakstė į krūmus. Turbūt visi girdėjote apie vieną didžiausių žudikų vokiečių, kuris įsipėvęs pirštą kaukė kaip skeržiama kiaulė. Pirštą įsipėvė, nors nužudė šimtus, gal tūkstančių žmonių, nukankino. Tai va, patys žiauriausiai yra bailiai. Svaro veide aš matau bailį, bruožai bailio. Intelekto akyse nelabai rasta, kaip ir pas Kasčiūną, kaip ir pas tuos debilus, kurie dabar visur reiškia socialinius tinkluose, ypač tas klaipėdietis. Vis pamiršto pavardę, man Padugnių pavardės labai sunkiai įsimenama. Kur irgi žada X diena, kad tą valymui, kad žudys. Norėčiau pasakyti jums, Padugnės, pydarai moraliniai. Jūs pagalvojot, kad karas vis tik bus pralaimėtas. Jei teis rusai karą pralaimėsim. Kas bus su jumis? Jūs kankys. Jūs gyvus degys, jums keršys. Jums keršys už žudytus artimuosius, už giminės, už savus. Tauta jūs sudraskys į gabalus. Baisiausia, kad nukentėsit ne tik jūs, naikys jūsų visą giminę. Įsivaizduokit, sužinau, pavyzdžiui, mano nužudai ten pusbrolį ir ką, už kitas politinės pažiūras. Tokį kaip jūs. Aš mano stovėsiu, aš ieškosiu jūsų, kol būsiu gyvas. Jūs užsienį slėpsitės, aš važiuosiu ten ieškosiu ir skersiu. Ir tokių kaip aš bus labai daug. Aš nepasitenkysiu vieni sunaikydamas. Galbūt iš jūsų genų net neliks, net naminių gyvūnų neliks. O tokia ateitis jūsų laukia. Atsimykit. Per karą žmonės pasikeičia. Praėjus karo žmonės bus įsiutę, pasikeitę, pikti, kerštingi ir jie keršys jums. Keršys jums, jūsų artimiesiems, kurie nei kurie nekalti. Pavyzdžiui, tokio kaip Svaro giminės, juk nekalti, kad jų giminaitis visiškas moralinis pederastas. Jie nekalti, kad jisai idiotas. Jie nekalti, jisai bailys ir debilas. Kaip ir visi tie, kurie ruošiami naikyti civiliam. Svarbiausia, Svaras į tai kalba, kad jeigu mes jų nesušaudysim, tai šaudys jie. Kalba, kad po to visą gyvenimą reikės, sunku bus, taip, Svarai. Iš tikrųjų sunku. Tu neįsivaizduoji, kaip sunku. Nors sunku tiems, kurie nežudė civilių. Jie paprasčiausia kariavo. Jie kariavo garbingą karą, bet ir jiems košmaruose sapnuojasi jų aukos. Nors jų aukos yra tikri kareiviai. Tačiau ir jiems ateina pas juos naktį. Aplanko ir neduoda užmigti. Ir nors praėjus jau 40 metų. Taip, kad tu aišku nesapnuosi, jeigu ką. Nes tave nugalabys patys tautiečiai. Galbūt gyvas sudegys, galbūt skūrą lups. Aš tą padaryčiau. Labai nesunkiai tam. Ir visiems Padugnėms tokie kaip jūs. Taip, kad jeigu jūs manot, kad atliksit gerą darbą žudydami civilius, jūs tapsit tokiais pat moraliniais Padugnim, kokie buvo tie, kurie tarnavo SS ir tie, kurie tarnavo NKVD. Nes pakartosiu, karui jūs netinkat, jūs nekariausit, jūs tik žudysit, nes jūs esat visiškai moraliniai pydarai.